Gyvenimo kokybei esminės įtakos nedaro pavienis ingredientas ar veiksnys. Kompleksiškai veikia detalės, aplinkybės ir darbinio krūvio intensyvumas. Tas pats ir su raumenimis. Norite būti stipresni, reikalingi baltymai, įvairūs vitaminai, mineralai ir kitos bioaktyvios medžiagos, taip pat būtinos intensyvesnės treniruotės, subalansuota mityba ir geras miegas. Visgi verta prisiminti, kad judame ne tik raumenų dėka. Judėjimas neįmanomas ir be sąnarių. Pagal kilusio raumens ar sąnario skausmo vietą nėra sunku nustatyti, kokie veiksmai jis sukelia. Ta pastebėjo ir renginių organizatorė dainininkė Laimutė. Mano darbo specifika tai yra renginiai, renginių organizavimas, jų koordinavimas, vedimas, pati dainuoju, tai patikėkite kojom. Oi, kaip užtenka visko. Mano gyvenimas tai yra praktiškai visada ant kojyčių, tokie visokie renginiai, kurie kelia nuotaiką, skatina pozityvumą, norą šokti, judėti, tai patikėkite sąnariai. Labai gerai jaučia, atsiliepia. Kai aš susidėliojau galvą į savo vietas, kai aš pradėjau klausyti savo kūno, savo proto, signalų visų, kur kaip, tai nusprendžiau paieškoti kažko. Kojų skausmų atginta pas kineziterapeutą moteris išgirdo, jog bet kokioje veikloje svarbus raumenų balansas, kad fizinės apkrovos raumenims skirstytųsi kuo tolygiau. Kiekvienas žmogus turi dominuojančią kūno pusę, kurią naudoja daugiausiai, ir kartu turi silpnesnę kūno pusę, kuri kelia daugiausiai problemų. Jos dalį apkrovų perėmė dominuojanti pusė, kuri ilgainiui irgi ima silpti. Todėl svarbu įdarbinti silpnąją kūno pusę daugiau ir kaip tą padaryti, gali patarti specialistai. Balansavimas tarp abiejų kūno pusių raumenų ir yra esminis pagrindas, nuo kurio labai priklauso ir sąnarių būklė. Jeigu raumenys dirba netinkamai, sąnariai yra žalojami ir žmogaus gyvenimo kokybė prastėja. Tai mus priveda prie visų pirmiausia traumos ir prie ūmaus arba lėtinio raumenų arba sąnarių skausmo. Raumenų disbalansas gali sukelti stuburo išvaržą, ko pasekoje mes turime užspaustą nervą, gali atsirasti rankų, kojų tirpimas, galbūt netgi galvos svaigimas ir kiti dalykai, kurie yra būtent susiję su išderintų kūnų. Dažniausiai jau kreipiasi tada, kada jiems pradeda skaudėti kažką, tai kada jie blogai jaučiasi, negali miegoti, trinka funkciją, negali sportuoti, užsiiminėti savo mėgstamais darbais. Silpnas raumuo perduoda krūvį sąnariam. Raumenų adekvatus darbas apsaugo mūsų sąnarius, stuburą, kaip karkasą sudaro, nukraudamas mūsų minkštąsias stuburo jungtis tarp subtilinius diskus. Jeigu mums dėl artrozės, kremzlinio audinio nykimo atsiranda žaizdelės sąnariuose, ten mums skaudės. Mes tenksimės izoliuoti tą judesį per tą sąnarį ir tai nukentės tos srities raumenynas. Jisai bus vienais atvejais įtemptas, kadangi nenorės judesių, bet po to, po kiek laiko pats raumuo ima skaudėti dėl per ilgai trukusio tonuso. Raumuo kaupiasi įvairios medžiagos, pieno rūgštis, kuris duoda skausmo, jau ne sąnario, bet raumens viduje. Manau normalu, kad kiekvienas žmogus turi rūpinti savo sveikata. Pradedu jausti, kad jau gal ir sąnarius reikėtų kažkuom palepinti. Gyvenimas jau toks, taip susidėlioja, kad visavertei mitybai matyt laiko ne visada užtenka. Jeigu žmogus maitinasi netinkamai, didėja tikimybė priaugti prie pilno svorio, galimas viršsvoris ir taip papildomai mes žalojame ir spaudžiame sąnarius bei tarpslankstelinius diskus. Dėl netaisyklingos žmogaus mitybos žmogaus sąnariai negauna reikiamų mikroelementų, nevyksta tinkama mityba ir nėra pakankama aprūpinama reikiamomis maisto medžiagomis. Be to su amžiumi yra sunkiau gauti tokių medžiagų kaip kolagenas, dėl to mes turėtume pasikonsultuoti su vaistininku arba su gydytoju ir pasitarti dėl
maisto papildų, kad užtikrinti tinkamą sąnarių mitybą. Vienas iš tokių preparatų, galintis sąnarius pilnai aprūpinti kolagenu visai dienai ir kurį rekomenduoja medikai, yra šveicariškas maisto papildas Cemia Gemze. Ypatingai svarbu vartoti kolageno maisto papildus visiems asmenims, nes kolagenas yra statybinė tiek raumenų, tiek sąnarių medžiaga, tad svarbu ją apsirūpinti. Su amžiumi kolageno gamyba organizme silpnėja, pradedant nuo 25-30 metų amžiaus, jau pradedam jausti tą kolageno trūkumą organizme. Vaistinėse tikrai labai didelė pasiūla papildų, bet kažkaip pasikalbėjusi su vaistininkė labai susidomėjau štai šiais papildais. Labai patiko, kad vienoje kapsulėje yra 2 tipų kolagenas. Maža to, jie yra iš Šveicarijos, tikriausiai visiems labai natūralu ir aišku, kad toks papildas tikrai turi vertę ir yra labai veiksmingas. Maisto papildas Cemia Gemze yra biologiškai aktyvus, natyvinės, grynos formos, nedantūruotas 1 ir 2 tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Tokių kolagenų nereikia papildomai apdoroti, jie organizme labai lengvai įsisavina ir patenka ten, kur jų trūksta. Pirmo tipo kolageno yra gausu organizme, 90% jo yra kaulų jungiamojo audinio sudėtyje. Jo galite rasti ragenoje, kaip pavyzdys randinėme audinyje, kauluose, sąnariuose, o antro tipo kolagenas jis yra šiek tiek rečiau aptinkamas. Antro tipo kolagenas pagrindė yra kremzlių sudėtyje, tai jis yra kaip kremzlių statybinė medžiaga. Vartojant 1 ir 2 tipo kolageną kartu, gaunamas geresnis poveikis, ypatingai jei jis yra vartojamas kartu su vitaminu C dėl geresnio pasisavinimo. Todėl tokios sudėties maisto papildas Cemia Gemze gali padėti žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus, be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu, turintiems pažeistus sąnarius ar jaučiantiems įvairius raumenų ir sąnarių skausmus. Papildai veikia tas rytis, tai galvojant logiškai, padidinus tos medžiagos kiekį organizme, turėtų padaugėti ir pagerėti tų mūsų sąnarių kokybę. Kolagenas jisai vėlgi daugiau yra per funkciją, per rišamąją dalį. Jisai, sakykime, į struktūrą raumens daugiau nukreiptas. Jeigu žmogui padeda, visos priemonės yra geros. Kolageno maisto papildai yra ypač svarbus visiems. Pagrindinė juos rekomenduojame vyresnio amžiaus žmonėms arba žmonėms, kurie turi jau apribotą fizinį pajėgumą. Tai kaip pavyzdys, tie, kurie jau jaučia skausmus judant, tai taip pat daug sportuojant ir fiziškai dirbant, kai organizmas gauna didelę apkrovą, tai svarbu vartoti kolageno maisto papildus. Besivystantiems jaunuoliams siūlome. Turint antsvorį. Suprantama, daug esame girdėję apie tuos natūralius papildus, kaip antai senelių mūsų receptai, šaltienos, želatinos ir visi kiti dalykai. Na, nežinau. Gal kažkiek, bet aš labiau, sakykime, pasitikiu štai šiais papildais. Man labai patogu, jie visada su manimi. Niekada nepamirštu, logišką pamatai, iškart prisimeni, kad reikia juos išgerti. Šiai dienai mano pasirinkimas toks. Esu tikrai labai patenkinta, jaučiu poveikį, labai gerą poveikį.